hortenzijos Be Happy genėjimas. Krūmelis pirktas C3 vazone. Vazone žemė sušyla greičiau ir hortenzijos pabunda anksčiau. Todėl jas reikia genėti irgi anksčiau nei tas, kur auga atviram grunte. Taip, vėl patikrinama ar peržiemojo. Taip, matosi, vat, žalias karkasas. Ir čia šiaip neblogai buvo pradėtas formavimas. Tačiau, vat, pasižiūrėkit, jeigu mes, tarkim, paliksime labai daug akučių, tai vat jos, tarkim, šitos akutės, jos kai augs į vidurį, ir jeigu šitos augs į vidurį, tai trukdys viena kitai. Vadinasi, šito vidurinę dalį reikės pašalinti tam, kad būtų tokia bokalo forma ir kad viduriukas būtų čia oro, būtų vėdinamas ir aišku, kad būtų ir saulės šitom akutėm. Tai nėra didelė hortenzija, yra irgi iš tų nykštukinių. Ir aš matau, kad, vat, tarkim, čia yra per plona šakelė, vadinasi, šią mes visiškai aš pašalinsiu, šitą vat irgi labai plona, o čia paliksiu vos po vieną porą akučių. Taigi, pradedam, pirminėjau, ar ne viduriuką atlaisvinu. Taip, dabar čia irgi gan plonas karkasas, bet šita šaka jinai pakankamai stora, tvirta. Vadinasi, palikim jai. Šiek tiek sustabdžiau video ir pagalvoju, kad jinai labai yra plona ir aš jos visiškai atsisakysiu. Taip, tas pats ir su šita šakelė, man atrodo, jinai jau gerokai išdžiūvusi. Taip, kaip čia man prie jos priimti. Taip. Taip, dabar matom. Šiaip tokia rūšis nežinoma man dar. Bet va, pasižiūrėkite, apie ką kalbėjau, kad vazone, matot, žali jau pumpuriukai, tai vadinasi, jau reikia skubiai šiom dienom genėti. Taip. Taip, šitą, vat, atsiprašau, nerodau. Tai vat, vėlgi, pasižiūriu visą laiką, kokio jos tvirtumo, kiek gali atlaikyti. Tai šitą matau labai plona. Vadinasi, negailėsiu ir ją paliksiu tik tai vieną porą akučių. Šitą irgi taip labai linksta, tas pats, viena pora akučių. Na, o šitos man kaip ir labai gaila jau, nes jau turi tą pumpurą. Tai gal nepakankamai tvirta, tai gal aš šiemet ir paliksiu, pasižiūrėsiu, kaip jinai žydės. Tai va taip. Hortenzija Be Happy.